Mano vardas Gintautas Miežonis, aš esu iš Riešės evangelinės bažnyčios, vadovas esu bažnyčios ir mes ją įkūrėm prieš 3 metus. Tarnauju dabar ten. Visą gyvenimą tarnavau ir gimiau ir tarnavau Vilniuje, Vilniaus evangeliniai bažnyčiai, o šiuo metu tarnauju Riešėje. Va. Ir noriu su jumis pasižiūrėti šiandien Dievo žodį iš tikrųjų, nes jis yra labai mums svarbus. Ir atsiverskim Jono Evangelijos 8 skyrių, 31 eilutę. Bet pagrindinis žodis, kurį mes žiūrėsime, bus iš Jokūbo laiško. Ir apaštalas Jonas 8:31 jis rašo tokius žodžius, sako taip: Jėzus kalbėjo įtikėjusiems į žydams. Jei jūs pasiliekate mano žodyje, iš tiesų esate mano mokiniai. Ir jūs pažinsite tiesą, ir tiesa padarys jūs laisvus. Bet ta 31 eilutė labai gražiai jinai man skamba, sako taip: jei jūs pasiliekate mano žodyje, iš tiesų esate mano mokiniai. Nepasakyta, jei jūs žinote žodį. Ar taip? Ir šiandien būtent apie tai mes ir kalbėsim, nežinot. Yra koks dalykas, kad iš tikrųjų mes labai daug žinom, ypač kas daugiau tikintis yra ilgesnį laiką tikintis. Ir žino žodį, žino kaip elgtis pagal žodį, bet ne visada taip daro. Ir mes šiandien būtent apie tai ir pakalbėsim, nes tai yra labai svarbu. Nes priešingų atveju aš nepasilieku jo mokiniu. Taip sako Dievo žodis, taip sako pats Jėzus. Ir kviečiu atsiversti Jokūbo laišką 1 skyrių nuo 22 eilutės iki 27 eilutės. Mes iš tikrųjų paskaitysim šitą tekstą ir jį pasižiūrėsim. Taigi skaitau: būkite žodžio vykdytojai, o ne vien klausytojai, apgaudinėjantis patys save. Jei kas yra žodžio klausytojas, o ne vykdytojas, tai jis panašus į žmogų, kuris žiūri į savo gimtąjį veidą veidrodyje. Pasižiūrėjo į save ir nuėjo ir bematant pamiršo, koks buvo. Bet kas įsižiūri į tobulą į laisvės įstatymą ir jį vykdo, tas tampa nebe klausytojas užuomarša, bet darbo vykdytojas, tas bus palaimintas savo darbuose. Jei kas iš jūsų mano esąs pamaldus ir nepažaboja savo liežuvio, bet apgaudinėja savo širdį, tuo pamaldumas tuščias. Tyras ir nesuteptas pamaldumas prieš Dievą ir Tėvą yra lankyti našlaičius ir našlės jų sielvartę ir saugoti save nesuterštą šiuo pasauliu. Tai Dievo žodis. Amen? Ar amen? Gerai. Mes pasižiūrėsim iš tikrųjų, ką Dievo žodis mums kalba. Ir žinot, paskutiniu metu ir mes bažnyčiai nagrinėjom tikrai Jokūbo laišką ir žiūrim, ne vienas pamokslas yra pasakytas. Ir iš tikrųjų Jokūbas yra labai praktiškas. Ar pastebėjot? Kai mes skaitom Dievo žodį, Jokūbas iš tikrųjų labai kalba praktiškus dalykus. Jis kalba, toj 22 eilutėje sako tokius žodžius. Sako: būkite žodžio vykdytojai, o ne vien klausytojai apgaudinėjantis patys save. Šitas žodis būkite, pats pirmas mūsų tekste, jisai galima jį išversti taip: stengtis būti. Tai reiškia, būkite, tai yra mūsų dalis, mano dalis. Nes, žinot, kartais mes taip galvojam, kad Dievas turi kažką padaryti mumise arba mūsų gyvenimuose ir taip toliau. Tačiau, žinot, yra Dievo pusė, yra mūsų pusė. Ar sutinkat? Yra Dievo pusė, yra mūsų pusė ir aš turiu taip pat stengtis. Dėl to čia stovi žodis būkite, dėl to apaštalas Jokūbas rašo būkite. Ir šitas žodis būkite, žinot, kaip yra, koks yra toks pagundimas krikščionėms, ypač senai tikintiems, nes man dažnai tenka pamokslauti ir savo bažnyčiai ir kitur išvažiuoti. Ir žinot, kai žmonės pastoviai girdi arba nuolat girdi švento rašto mokymą, jie kartais taip susižavi Dievo žodžiu ir jo pažinimu, kad apimti pasitenkinimą pamiršta įvykdyti. Ne vieno amen. Ar amen? Taip yra iš tikrųjų. Koks Dievas geras, koks Dievas mylintis, be abejo, tai aišku, kad taip ir yra, taip ir kitaip ir nebus. Ir jis yra ištikimas.
Ir šiandien jūs esate ištikimi, nes Joninės pirmadienį, o jūs atėjote į bažnyčią ir viešpas tikrai nori jūs palaiminti. Kaip viešpas laimina? Visų pirma per savo žodį. Kaip jisai kalba? Visų pirma per savo žodį. Kitas dalykas, ką jisai kalba, žiūrėkit, ką jisai toliau, kitas žodis, koks eina, sako, būkite žodžio vykdytojai, jo, vykdytojai. Tas žodis vykdytojas, jeigu jį išversti, aš dabar neduosiu tos atitikmenis iš graikų kalbos, bet iš tikrųjų žodis vykdytojas, jisai apima visą asmenybę, visą žmogų. Protą, sielą, dvasią, jausmus ir taip toliau, ir taip toliau. Dievui viskas yra svarbu mūsų gyvenime. Visi dalykai, ar ne taip? Ir žinot, dažnai krikščionės jie, ta prasme, kaip bent jau aš susiduriu, aišku, Alytui to nėra, bet bent jau aš susiduriu tokiuose dalykuose, kad žmonės, krikščionės, tikinti žmonės, jie sako, va man Dievas kalbėjo, eisiu ir padarysiu, ar ne, arba ten neturiu inspiracijos, nedarysiu, arba kažkokių dalykų. Bet Dievo žodis yra labai paprastas iš tikrųjų ir jisai paprastai kalba, sako, būkite žodžio vykdytojai. Labai paprasta. Nelaukite kažkokių tai jausmų, reiškia, kažkokios tai inspiracijos, kažkokių tai dalykų. Nesenai su viena sesė kalbėjau, sako, neturiu paraginimo, sako. Tai sakau, tai kaip tu įsivaizduoji tą paraginimą? Ar tau reikia įspirti, ar ką reikia padaryti? Vieno sekmininko pastoriaus klausiau pamokslą ir mes bažnyčiai jį ten klausėm ir juokėmės, ir linksma, ir graudu kartais, bet jisai klausė tokį dalyką, sako, bažnyčia, sako, broliai sesės, kaip jūs norite, kad Dievas jūs keistų? Per žodį ar per aplinkybės? Ir visi, aišku, sako, per žodį. bet dažniausiai viešpats keičia mus per aplinkybės. Kodėl? Todėl, kad labai dažnai mes žodžio nesilaikome. Taip yra. Pavyzdžiui, vienas iš dalykų, kurį Dievo žodis sako, neapleis savųjų susirinkimų. Kaip pavyzdys. Ir aišku, šiandien tu gali atidaryti internetą ir ten, žinai, tiek yra pamokslų, kad tau gyvenimo neužteks perklausyti visų šitų pamokslų. Bet kas tave gano, klausimas. Ar tavo vietinis ganytojas, ar tave gano už 3000 km esantis pastorius, kuris gali būti, kad jis kalba labai gražius dalykus, bet jis apie tave labai daug ko nežino. Amen. Taip yra. Ir norint, kad mes būtumėm išganyti, tam ir Dievas ir įsteigė vietinę bažnyčią, ir jisai sako, neapleis savųjų susirinkimų, būk su savaisiais, būk žodžio vykdytojas. Ir va čia yra vienas iš pavyzdžių, ar ne taip? Būti žodžio vykdytojais, ateiti sekmadienį į bažnyčią, ateiti sekmadienį į bendruomenę, klausytis Dievo žodžio ir ne tik klausytis ir džiaugtis Dievo žodžiu, bet būti šito žodžio vykdytoju. Kitas žodis, trečias žodis, kurį mes galim pasižiūrėti, yra, sako, o ne vien klausytojai. Tas žodis klausytojai, kai Jokūbas rašė šitą laišką, tais laikais dažniausiai būdavo klausytojai, reiškia, klausėsi dainininko arba taip vadinamų kalbėtojų žodžių. Reiškia, kai žmonės kalbėdavo ir taip toliau, šiais laikais tas atitikmuo galėtų būti, pavyzdžiui, kai tu esi studentas, koks mokinys ar ne, arba ten, gal ypatingai laisvas, pavyzdžiui, klausytojas, kai žinai, tu klausaisi, bet tau atsakyti už tai, ką tu klausaisi, tu nesirašai, žmogus nesirašo, nieko nekonspektuoja, jisai sėdi tik tai ir gaudo tas žinias. Ir kaip faina yra, daug žinių turėti, kaip faina. Bet iš kitos pusės to žinios sako, pažinimas ką jisai daro, brangiai? Jisai išpučia. O meilė ką daro? Meilė ugdo. O kas yra meilė? Meilė yra veiksmas. Meilė yra mūsų atsakas, mūsų tikinčių žmonių atsakas į Dievo meilę. Nes jis pirmas mus pamilo ir tas atsakas į jo meilę, mes einam ir tarnaujam, mes einam ir darom kažką, mes einam ir vykdom, mes einam ir paklūstam. Ar ne taip? Taip yra. Žinot, mes su vaikais kalbamės namuose ir aišku, ir jūs kalbatės ir tokį dalyką greičiausiai kalbat, sakot, vaikai yra jūsų teisės, bet yra ir jūsų pareigos. Amen. Krikščionims irgi yra tas pats. Krikščionys jie nori turėti teisių ir tai yra gerai. Tu žinai, koks yra Dievas, tu žinai, kad jis tave gina, tu žinai, kad jis yra tavo ganytojas,
tu žinai, kad jisai gydo, tu žinai, kad jisai aprūpina. Tai yra tavo teisės. Ar amen? Bet yra ir tavo pareigos. Ar amen? Kokios pareigos? Garbinti, šlovinti, aukotis kitiems. Ir mes šiandien pažiūrėsim, Jokūbas labai aiškiai sako, man kodėl Jokūbas patinka, jis labai yra praktiškas. Labai. Netgi labai, sakyčiau taip. Ir tuo jis mane labai žavi, nes krikščionybė yra labai praktiška. Krikščionybė nėra religija, kur, žinai, ten prisiklausai ir gali kaip nori traktuoti. Viskas yra labai pakankamai konkretu. Taigi, viešpats tikrai kviečia turėti ne tik teisės, bet turėti taip pat ir pareigas. Pavyzdžiui, bažnyčios narys tai yra pareiga. Amen. Tu atsiskaitai prieš kažką, tu, sakysim, aukoji dešimtinę, tu, sakysim, tvarkdarių tarnavimas, prie pulto žmogus sėdė, ne, tu esi atsakingas ir tai yra tavo atsakomybė, tai yra pareiga. Tai yra jau nebe tavo teisė, bet tavo pareiga. Jo. Ir žinot, jeigu žmogus tik tai reikalauja teisų ir tikrai tenka susidurti su nemažai krikščionių, kurie net Dievą kartais kaltina, kad sako, Dieve, kodėl tu nepadarai vieno ar kito dalyko ir taip toliau. Bet Dievo žodis, jisai yra labai, mes turim žiūrėti į visą Dievo žodį, mes neturim pasiimti kai kurias eilutes, kurios mums patinka ir gyventi pagal tas eilutes. O visa kita, kas yra, man nepatinka, pavyzdžiui, mano jausmus ten žaidžia, dar kažkokius dalykus žaidžia, man nepatinka, aš juos atmetu ir gyvenu tik pagal tai, kas man patinka. Tai nėra tikroji mokinystė. Ar sutinkat? Tai nėra tikroji mokinystė, brangus brolis, sesė. Aš atvažiavau ir išvažiuosiu, jūs liksit, bet mes liekam su Dievo žodžiu, ar ne taip? Ir tikrai, žinot, čia, kadangi mūsų bendruomenė bažnyčia jauna, tai įtikėjo viena sesė ten prieš kelis metus ir mes su ja kalbėjomės apie tokius dalykus, sakau, o kaip sakau tavo gyvenimas, tu dabar pažinai Kristų ir jinai tarnauja, jinai uoliai tarnauja ir taip toliau. Sakau, kaip tavo gyvenimas, sakau, ar keičiasi? Ir jinai mane taip pažiūrėjo, sako, o gyvenimas turėtų keistis? Sakau, sesė, aišku, kad turėtų keistis. Nes mes, kai pažįstame Kristų, mūsų gyvenimas iš tikrųjų pradeda keistis. Kodėl? Todėl, kad šventoji dvasia apsigyvena mumise ir tau jau nebesinori daryti tam tikrų dalykų. Ar sutinki, tau bloga nuo tam tikrų dalykų, jeigu tu susiduri su nuodėme ar susiduri su tais dalykais, kurie anksčiau tave, sakysim, spausdavo arba tu buvai surištas tai tam tikrais dalykais. Ir tu atgimei Dievo karalystę, sakai, Viešpatie, aš nebenoriu taip gyventi. Ar čia man vienam buvo? Aš manau visiems mums, mes visi šitą dalyką patiriam. Ar ne taip? Ir tas klausytojas nuo vykdytojo jisai skiriasi. Ar sutinkat? Nes galima tikrai daug žinoti, bet ir tenka tikrai, ir jums greičiausiai tenka susitikti su tikinčiais žmonėm, bendrauti ir tu matai, kad jo gyvenimas, pavyzdžiui, per 20 metų nieko nepasikeitė. Koks jisai buvo, toks ir liko. Ir Jokūbas šito pirmo skyriaus gale jisai apie tai ir kalba, sako, nepažaboja, pavyzdžiui, kaip pavyzdys, nepažaboja, pavyzdžiui, savo liežuvę. Kalba visokius niekus ir taip toliau, arba elgesi, sakysim, tam tikrose situacijose neadekvačiai. Ir čia yra iš tikrųjų ir tie dalykai, pagal ką mes pažinsime, kad jis yra Kristaus mokinys, arba aš esu Kristaus mokinys, arba tu. Pagal ką? Pagal vaisių gyvenime, ar ne taip? Jeigu aš gyvenu su Viešpačiu, jeigu aš klausau ir ne tik klausau, bet esu žodžio vykdytojas, iš tikrųjų, Dievas keičia mane. Mano gyvenime vyksta pasikeitimai. Iš tikrųjų, ir galbūt, žinot, tie pasikeitimai kartais ateina greitai, tam tikri dalykai. Sutinkat, kartais ateina labai lėtai, žiūrėk, tik po 10 metų kažkokie dalykai įsisprendžia. Ir tai yra procesas. Ir aš prisimenu, kai aš tikėjau, tam tikri dalykai labai greit ten pasitraukė, ten, sakysim, vakarėliai, merginos, ten dar kažkokie tai dalykai, bet kiti dalykai, ten, pavyzdžiui, sakysim, pyktis, neatleidimas, jie taip greit nepasitraukia, tu turi su jais dirbti. Nes jeigu tu nedirbi su šitais dalykais, jie lieka tavyje ir jie bujoja. Taip yra. Aš galiu išklausyti 50 gražių ir pateptų labai pamokslų. Bet jeigu aš nesu žodžio vykdytojas, jie man nieko neduoda. Suprantat? Jie nieko neduoda.
Tas pats, kas aš, pavyzdžiui, baigiu kažkokius kursus ar baigiu aukštąją mokyklą, sakysim, ir nedirbu pagal specialybę. Tai kokia tavo profesija? Nu, aš ten esu geras santechnikas. O tai kodėl tu nedirbi santechniko, tu žolę pjauni? Nu, kaip pavyzdys, ne? Ir mažai uždirbi ir taip toliau, ir taip toliau. Ir čia tie dalykai yra susiję. Ar taip? Taigi, vienas autorius yra taip pasakęs. Svarbu ne tai, kuo tu save laikai, o kaip tu gyveni Dievo žodžio šviesoje. O čia yra teisės ir pareigos. Ne, mes žiūrim. Svarbu ne tai, kas tu esi. Taip, mes esam Dievo vaikai. Bet kaip tu gyveni? Nes mesgi turėsim vieną dieną stoti prieš jį ir atsakyti už savo gyvenimus. Ar mes kartais taip galvojam, aš kartais pagalvoju, kai dar jaunesnis ypač buvau, čia įtikėjau ir viskas bus gerai. Palauk, Dievo žodis yra kartais griežtas labai. Ar ne taip? Sako, aš jūsų nepažįstu. Kaip tu manęs viešpatį gali nepažinti? Tai kad tu mano mokinys jau, ne mano mokinys jau 30 metų. Nežinau, ką tu darai. 2 Petro 1:10. Mane šita eilutė visą laiką, ypač mano įtikėjimo pradžioje, jinai mane labai stipriai, labai mane stiprino. Labai jinai stipriai eilutė dėl manęs buvo. Tai jisai sako tokį dalyką, 2 Petro 1:10. Žiūrėkit, ką jisai sako. Todėl, broliai, dar oliau stenkite sutvirtinti savąjį pašaukimą ir išrinkimą. Tai darydami jūs niekada nesuklupsite. Ir aš kažkaip tai, Dievas davė pradžioj mano įtikėjimą, šitą supratimą, kad kalba apie ką, broliai sesės, eina apie tarnavimą. Ar ne taip? Apie tarnavimą, apie tai, kad mes turime tarnauti. Nes jeigu žmogus netarnauja, tai aš noriu paklausti, kaip mes tą Dievo žodį kaip jisai mumise tarpsta, klausimas, ne? Jeigu aš ten negaliu į brolį sesę pasižiūrėti, taip, galbūt jisai ten kažką tai blogo padarė ir taip toliau, bet, pavyzdžiui, Dievo žodis mokina atleisti. Ne, aš ant jo pyksiu, šitas žaltys man tiek yra pridirbęs. Taip pat lauk, bet Dievo žodis jisai kalba, sako, atleisk. Tai kad, o Petras prieina, sako, tai kiek mums kartų čia atleisti reikia per dieną. Daug kartų. Ir kalba eina, žinot, apie mūsų širdis iš tikrųjų. Kokios tos mūsų širdis ir kas juose liks, kas juose išaugs. Ar aš iš tikrųjų esu Jėzaus mokinys. Nes mes pagalvokim tokį dalyką, kad Jėzus, būdamas ant kryžiaus, kabėdamas ant kryžiaus, jisai prieš tai labai stipriai kentėjo, buvo mušamas, plakamas, sužeistas, žodžiu, ten. Jį buvo baisu pasižiūrėti, bet ir jis buvo nekaltas, ir jisai kentėjo, ir jisai atliko viską iki galo, būdamas visiškai nekaltas. Mes būdami kalti, mesgi būdami kalti, viešpats mus išteisino, viešpats nuplovė mūsų kaltes, mūsų nuodėmes ir kviečia mus į šitą mokinystės gyvenimą. Taigi, sako, būkite stropesni, kad įsitikintumėte savo pašaukimu ir išrinkimu. Žinau, šitas žodis, kai tu darai kažką tai dėl Dievo karalystės, kad ir paprastą dalyką, ateini knygas išdėlioji, ateini kavą padarai ir taip toliau. Tu esi vykdytojas. Mes kartais įsivaizduojam didelius dalykus, eisiu, skelbsiu tenais, surinksiu 100 žmonių, jie ten įtikės, tokių baisių didelių dalykų. Ir aš toks esu, žinokit. Pradžiui labai norėjau, dabar viską žiūriu ramiai. Žiūriu ramiai. Jeigu viešpats duos, eisiu ir padarysiu. Jeigu viešpats lieps, eisiu ir padarysiu. Nes supraskim tokį dalyką, kad visada įsipildo, Dievo karalystėje visada įsipildo tai, ką Dievas yra numatęs. Ne aš numatęs, tu, bet Dievas. Suprantat? Ir aišku, be jokios abejonės, aš kaip žmogus, aš galiu ten porą Babelės bokštų pastatyti. Tai čia faktas. Ne? Bet atėjus laiku mes pažiūrėsim Luko Evangelijoje tą pavyzdį, kaip tie namai statomi yra. Atėjus laiku, žiūrėk, tas namas ir sugriuvo. O kodėl jisai sugriuvo? Kodėl mes stebėmės kartais, kad žmonės išeina iš bažnyčios arba žmonės nebenori bendrauti, krikščionys ir taip toliau. Todėl, kad greičiausiai slaptoje ten vyksta visai kiti dalykai. Bet žiūrėkit, ką kalba Jokūbas. Jei kas tai yra žodžio klausytojas, o ne vykdytojas, jis į kokį žmogų yra panašus? Į žmogų,
kuris žiūri į savo gimtąjį veidą veidrodyje, pasižiūrėjo į save ir nuėjo. Ir bematant pamiršo, koks buvo. Čia keletą pavyzdžių galima duoti. Ne, pavyzdžiui, sakysim, aš nebuvau bažnyčiai, o tu buvai. O kaip vyko tas tarnavimas, kaip vyko? Tu žinai, koks geras buvo tarnavimas. O apie ką buvo, apie ką? Žmogus nebeatsimena. O ta prasme, ir apie ką kalba eina? Kalba eina iš tikrųjų apie tai, kad, Jokūbas ten toliau, pavyzdžiui, 25 eilutėje sako, kas įsižiūri į tobulą į laisvės įstatymą ir jį vykdo, tas tampa nebe klausytojas užuomarša, bet darbo vykdytojas. Prasme, ar tau teko tokį dalyką išgyventi ir patirti? Tu skaitai šventą raštą ir atrodo, jis tau nieko nekalba. Ar teko? Man ne vieną kartą. Arba netgi teko tai, kad aš skaitau šventą raštą, kažkokį skyrių skaitau, bet kažką ten mintise pardavinėju, arba ten, žinai, ar čia aš vienas toksai. Pietus gaminu ten su vaikais, kažkokias problemas sprendžiu ir perskaičiau skyrių ir net patį nukratį, galvoju, nesupratau, kas čia dabar ką tik įvyko, žinai. Įvyko tai, kad aš tai pradedu daryti formaliai. Pradedu tapti religingu. Pradedu tapti tuo, kaip Jėzus, kodėl Jėzus bardavosi ant tų fariziejų, sadukėjų ir rašto žinovų. Todėl, kad jie žinojo žodį, bet jo nevykdė. Jie norėjo būti matomi, jie sėdėjo pirmose eilėse, jie kaip pasnikaudavo, labai jau ten tokie pamaldus atrodydavo ir taip toliau. Aš labai galiu gražiai pasirodyti, koks aš esu, bet koks iš tikrųjų tas mano gyvenimas yra slaptoje ir šeimoje, tenais darbe ir visur kitur, kaip aš elgiuosi. Nes bažnyčioje mes galim užsidėti 5 kaukes, ar sutinkat su tuo? Atrodyti labai labai pamaldžiai. Ir čia jisai sako, žiūrėkit taip, jei kas žodžio klausytojas, o ne vykdytojas, panašus į žmogų, kuris žiūri į savo gimtąjį veidą veidrodyje. Ar žinote, kada buvo veidrodis išrastas? Veidrodis buvo išrastas 14 amžiuje. Tai, ką mes dabar turime veidrodžius tuos, kai mes žiūrime ir matom savo atvaizdą, nebuvo tokių dalykų anksčiau. Anksčiau veidrodžiai būdavo, turtingesni žmonės, jie iš sidabro ar aukso gamindavo veidrodžius, o šiaip paprasti veidrodžiai buvo, rašo autoriai, sako, poliruota bronza arba varis. Ir norint pamatyti savo atvaizdą, susišukuoti, ten pasižiūrėti, koks tu gražus, ne? Arba ne. Ir tu turi žiūrėti, labai įsižiūrėti ir žiūrėti tam tikrų kampų ir tam tikroje šviesoje. Ir Jokūbas būtent tai ir turi omeny. Sako, pasižiūrėjo į save ir nuėjo ir bematant pamiršo, koks buvo. Kitas momentas yra tai, kad iš tikrųjų, kai aš skaitau šventą raštą, žinot, mes esam girdėję turbūt ne kartą, kad sako, vienas Dievo žodis gali pakeisti tavo gyvenimą. Taip yra. Ar ne taip? Tu gali gauti išgydymą, tu gali gauti dar kažkokį tai atsakymą, tu gali gauti, kaip sesė šiandien skaitė, nesustiprinimą, kaip Dovydas tenais bėgo nuo Sauliaus. Kodėl jisai ieškojo paguodos? Todėl, kad jisai žinojo, kad vienintelė paguoda yra tik tai Dievas. Kas gali kitas padėti? Visi gali nusisukti, tai greičiausiai ir bus. Ir čia yra vienintelė paguoda yra mūsų viešpas. Ir sako, kai jisai žiūri į veidrodį, mes matom kaip taisyklę 2 dalykus. Kai aš skaitau šventą raštą, aš matau, kad aš esu nusidėjėlis. Ar sutinkat? Bet aš negaliu įvykdyti tam tikrų dalykų, man yra nepaprastai sunku. Kitas dalykas, ką aš matau Jėzų Kristų, kuris yra gelbėtojas, kuris išgelbėjo mane nuo mano nuodėmių. Ir jeigu aš jį pamatau ir per žodį aš kalbuosi su juo, bendrauju su juo ir tas žodis kalba man, mano gyvenimas pradeda keistis. Ir čia yra tas žodžio vykdymas. Nes, sakysim, žmogus meldžiasi, sako, viešpatie, duok man kantrybės. Graži malda, man patinka, aš dažnai meldžiuosi, duok man kantrybės, ištvermės. Ir tu galvoji, kad pasimeldęs ir jinai ateis? Ne, viešpats atsiųs situaciją kažkokią. Ar sutinkat? Ir kaip tu toj situacijoje elgsies? Ar tu būsi kantrus, nes čia jau nebe Dievo reikalas, o tavo reikalas, mano reikalas. Ar aš esu kantrus, ar aš tai, ką klausiau, kad Dieve, tu duodi taip, tu duodi man jėgų, bet iš kitos pusės tai yra mano dalis. Čia ne apie viešpatį dabar kalba. Vykdytojas esu aš ir tu. Ar taip?
Vienu amen. Gerai. Teisingą gyvenimą Kristuje turi lydėti teisus elgesys pasaulyje. Iš to žinome, kad jį pažinome, jei laikomės jo įsakymų. Jei kas sako, aš jį pažįstu, bet nesilaiko jo įsakymų, žiūrėkit, kaip jisai sako, tas melagis ir jame nėra tiesos. 1 Jono 2:3-4. Turbūt gerąją naujieną atvežiau šiandien. Bet toks yra Dievo žodis. Mes turim brangiai neapsigauti. Jeigu mes gyvenam su Dievu, jeigu mes norim iš tikrųjų, kad Dievo karalystė ir mumise, ir bažnyčioje būtų statoma, Dievo žodis yra kaip dviašmenis kalavijas. Ar sutinkat? Nesikeičia dalykai, jeigu aš noriu tik tai teisių. Dalykai keičiasi, kai aš vykdau savo pareigas. Mūsų elgesys rodo mūsų išgelbėjimą arba pražūtį. Ar taip? Aš prieš tikėjimą buvau veidmainis žmogus. Kai aš įtikėjau ir tėvam pradėjau pasakoti, kad Dievas mane išgelbėjo, mama žiūri mane, sako, tu buvai labai geras. Matot, mes labai mokam pasislėpti. O kai daug žinom, ypač mokam. Ar sutinkat? Kai daug žinom, tai tu net žinai, kaip tai padaryti. Ja. Jėzus nedviprasmiškai teigia, ne kiekvienas, kuris man sako viešpatie, įeis į dangaus karalystę, bet tas, kuris vykdo mano dangiškojo tėvo valią. Matot, kaip sako? Aš prieš įtikėjimą 200% žinojau, kad Dievas yra. Bet neužtenka pažinimo, suprantat. Reikia su juo susitikti ir kai aš su juo susitikau, aš, nežinau, esu liudijęs čia Lietuvai kažkada senai, bet aš su viešpačiu susitikau, sukrėtimas mano buvo didelis labai, kai papuoliau į avariją. Ir vos nežuvau toje avarijoje ir supratau, kad jeigu būčiau miręs tą sekundę, tai eičiau į pragarą. Labai aiškus buvo toks išgyvenimas mano. Kiekvienas ateina pas viešpatį skirtingai. Vienam, pasako, kad Dievas myli tave ir to užtenka. Man matyt reikėjo labai tokio sukrėtimo, kad viešpas mane sukrėstų ir iš tikrųjų aš labai įsigandau. Ir jau tada jau bėgau į bažnyčią, kelis kartus buvau evangeliniai bažnyčiai, bėgau į bažnyčią ir šaukiausi Dievo. Su tokia didelė pamušta akim buvau, bet man buvo jau tas pats. Aš tik tai laukiau, kada ta atgailos malda bus kalbama ir kada aš ateisiu pas Kristų. Nes visada, žinot, gyvenimas su Dievu visada yra viešpaties dalis, yra mūsų dalis. Ar sutinka? Taip nėra, žinai, kad viešpats viską padarė ir visko užtenka ir viskas va čia yra parašyta, ko mums reikia. Bet iš kitos pusės yra, jeigu aš esu tik tai klausytojas, kuris tik klauso, kaip gerai. O jūsų bendruomenė didesnė už mūsų bendruomenę. Pavyzdžiui, mes kai darom kažkokį tai darbą dėl Dievo, ten mes ukrainiečių vaikam nemažai tarnaujam. Ir žinot, nėra galimybės nei vienam pasislėpti. Bažnyčiai. Suprantat? Pavyzdžiui, reikia patarnauti, ir prašai, ateik broli, sesė, reikia. Ir jeigu nors vienos ar dviejų rankų nėra, viskas, kažkas kitas turi daryti, o jo nėra. Didesniai bažnyčioje, aš kai buvau Vilniaus bažnyčioje ir tikrai ne vieną žmogų pažįstu, kuris nei smerkiu, nei tenka, bet, žinot, galima vaikščioti į bažnyčią, pasislėpti ir kai tave kviečia, pavyzdžiui, patarnauti, kažką tai daryti. Vis galvojat, čia ne man kalba viešpas, turbūt kaimynui. Į ką, broliai sesės, aš rodau ir noriu parodyti. Ir Jokūbas, žinokit, čia Jokūbas viską jums. Čia ne aš kalbu, čia Jokūbas kalba. Į ką Dievas rodo? Dievas rodo, kad mes būtumėm ne tik klausytojai, bet kad mes būtumėm ir vykdytojai. Ir toliau jisai sako, tą dieną daugelis man sakys, viešpatie, argi nepranašavome tavo vardu? Ir ar ne tavo vardu jie išvarė demonus, argi jie nepadarė daug stebuklų tavo vardu? Ir tada aš jiems pareikšiu, aš niekada jūsų nepažinojau. Pasitraukite nuo manęs piktadariai. Toksai žodis baisokas, ar ne taip? Pagal žmogaus elgesį galite spręsti apie jų sielos būseną, sako vienas autorius.
nes anksčiau ar vėliau atsiskleis jo tikroji prigimtis, nes mes pažinsime juos iš ko. Iš vaisių, sako Jėzus. Ir toliau jisai duoda tokius pavyzdžius, sako, nes iš širdies gausos kalba burna. Geras žmogus iš gero širdies lobyno iškelia gerą, o blogas iš blogo lobyno iškelia blogą. Elgesys yra labiausiai matomas tikrosios mokinystės matas, arba pagal elgesį tu gali spręsti iš tikrųjų, jis tikintis ar netikintis yra žmogus. Ar naujieną pasakiau? Manau, ne. Ar sutinka? Kaip vienas pastorius pasakojo, sako, bažnyčiai rankas iškėlė, mes gėdam, o kai grįžtam automobiliu namo, ten šeima, mes baramės ir ėdame vienas kitą. Tai žinai, kas čia per krikščionybę, aš savo tada užduodu klausimą, kas čia per krikščionybę. Ir aš manau, kad ne su manim vienu tokie dalykai vyksta, su daugeliu iš mūsų, ar ne taip? Vienoje ar kitoje situacijoje. Ir kągi daryti? Eiti pas viešpatį. Pas viešpatį, prašyti jo jėgų, prašyti jo stiprybės, prašyti, kad jis padėtų iš kitos pusės, ar ne taip. Bet taip pat yra ir mano sprendimas, broliai sesės. Ar sutinka? Aš sprendžiu, ar aš esu jau toks robotas, žinai, kuris nieko negali padaryti. Ne, aš darau sprendimus tam tikrus. Ir jeigu aš darau sprendimus teisingus, viešpats laimina. Viešpats laimina. Kodėl vadinate mane viešpatė, o nedarote, ką sakau? Kiekvienas, kuris ateina pas mane, klausosi mano žodžių ir juos vykdo, Luko 6:46-9. Aš jums parodysiu, ką jis panašus. Jis panašus į namą statantį žmogų, kuris giliai iškasė žemę ir padėjo pamatus ant uolos. Užėjus potvyniui srovė atsimušė į tą namą, bet neįstengė jo pajudinti, nes buvo pastatytas ant uolos. O kas klausosi, bet nevykdo, panašus į žmogų pasistačiusi namą be pamato, tiesiog ant žemės. Vos tik srovė jį atsimušė, jis kaip mat sugriuvo ir to namo griuvimas buvo koks smarkus. Matot. Kai žmogus pastoviai daro tam tikrus neteisingus sprendimus Dievo atžvilgių, artimųjų atžvilgių, bažnyčios atžvilgių ir taip toliau, nesistebėkime, kad jisai išeina arba pasitraukia į pasaulį. Nes jis daro žingsnius tam tikrus. Šiandien mes gėdojam, ar ne, gėdojam, kad kai aš paleidžiu tavo ranką, kaip ten tie žodžiai buvo labai gražus mane, aš sako, pradedu eiti ten, kur aš nežinau ir greičiausiai aš einu ten, kur Dievas neveda manęs iš vis. Taip yra. Nes kelias yra iš tikrųjų krikščionybėje siauras. Jis nėra platus, broliai sesės, jis yra siauras. Vienas senovės rabinas, mokytojas, yra parašęs tokį dalyką. Sako, svarbu ne tiek įstatymo išaiškinimas, kiek jo laikymasis. Taip yra. Žinot, mes studijuojam šventą raštą ir tai yra labai gerai, čia yra puikus dalykas, nuostabus. Bet žinot, jeigu mes studijuojam ir tam tikri žodžiai viešpaties mane liečia, mano širdį liečia, mano mintis liečia, sako, Gintai, tu turi keistis, tu turi daryti sprendimus, čia neteisingai tu elgiesi. Aš turiu taip elgtis. Nes jeigu aš nesielgiu, tai ten yra skylė, ten nuodėmė gali jinai toliau bujoti. Taip yra. Ir žinot, čia jau nebe viešpats kaltas, čia aš kaltas esu, kad leidžiu šitiem dalykam vykti mano gyvenime. Taigi, Jokūbas jis kalba čia apie tam tikrus tris dalykus, reiškia apie santykį su savim, tai yra norą išpildyti Dievo žodžių, neapsigaunant, mes skaitėm 22 eilutėje. Antras dalykas sako apie santykį į kitus žmonės, ir mes toliau skaitysim, ir be kompromisų vykdyti žodį. Ir žinot, pavyzdžiui, 25 eilutė sako taip, bet kas įsižiūri į tobulai laisvės įstatymą ir įvykdo, tas tampa nebe klausytojas užuomaršo, bet darbo vykdytojas, tas bus palaimintas savo darbuose. Mes visi, aš manau, norim būti palaiminti savo darbuose. Ar sutinkat? Bet yra sąlygos tam tikros. Vėlgi, Psalmė 1, kai mes skaitome, koks žmogus yra palaimintas ir kieno lapai nevysta, jis kaip medis bus prie upelio pasodintas. Tas, kuris nesielgia kaip bedieviai, nedalyvauja bedievio susirinkimuose. Suprantat? Ir tai sakau, savo visų pirma sakau. Gintai,
ten eiti negalima. Savo sūnų mokinu, nes jisai išvažiuos greičiausiai studijuoti į kitą miestą. Sakau, naktimis geriau nevaikščiot, po miestą. Tai yra didelė apsauga, mes kartais galvojam, kad ten dujų balinėlį pasims ir dar kažką tu nevaikščiok vakarais arba naktim po neaiškius rajonus ir neaiškės vietas. Ir Dievas tave saugos. Taigi, ir jis čia sako, ir žiūrėkit, žmonės kai kurie sako, tai dabargi nebėra to įstatymo, viskas. Bet žiūrėkit, ką romiečiams laiške apaštalas Paulius sako, koks yra įstatymas. Jis yra geras, jis yra šventas, geras, jis yra puikus. Dovydasgi sugebėjo pagal įstatymą gyventi, ar ne taip? Ir ne vien Dovydas. Saliamonas, ten gale gyvenimo ten nusigrybavo, bet daug yra Dievo žmonių, kurie sugebėjo. Ir, žinot, mes kartais taip sakom, taigi Viešpats yra palikęs tik tai mylėti jį ir mylėti savo artimą. 2 dalykus. Bet kai skaitai apie tą turtingą jaunuolį, pavyzdžiui, ten mes skaitom ir apie 10 Dievo įsakymų. Ar ne taip? Ten yra parašyta, nepaleistuvauk, ten nežudyk, ten gerb tėvą, motiną ir taip toliau, ir taip toliau. Ir kartais toks įspūdis susidaro, kad jau tą Seną testamentą mes kaip užbrėžiam liniją, taip ir užbrėžiam. Mes bažnyčioje studijuojam jį ir kuo toliau, žinot, Jėzus labai stipriai citavo, Jėzaus mylimiausios knygos, ta prasme, autoriai buvo Izaijas ir Psalmės. Jis labai mėgo ir kai tu žiūri, ką Jėzus cituoja, tai pagrindė jos ir cituoja. Kodėl jisai cituoja? Todėl, kad ten yra Dievo žodis užrašytas. Ten yra užrašyti tikri dalykai. Ir sako, kas įsižiūri į tobulai laisvės įstatymą ir jį vykdo, tas tampa nebe klausytojas užuomuša, bet darbo vykdytojas. Yra tokia maža problemėlė. Mes nesam tobuli. Ar sutinkat? Ir mes klystam. Ir aš nusidedu, ir jūs nusidedat. Ar ne taip? Taip yra, mes nusidedam. Bet ir įstatymas tam ir yra, tam tikros ribos nustatytos, kad mes žinotumėm, kad jeigu nesilaikiau tam tikrų dalykų, net pati šventoji dvasia liudija man, kad yra kažkas negerai. Ar taip? Pavyzdžiui, sakysim, aš ten suklydau arba padariau kažkokį tai sprendimą savo gyvenime ir kažkokio žmogaus atžvilgiu ir matau, kad jis, pavyzdžiui, neteisingas ir Viešpats liudija. Viešpats liudija per žodį, Viešpats liudija per savo dvasią ir jisai kalba man, Gintai, tu čia neteisingai pasielgiai, tau reikia keisti sprendimą. Nes kitaip, pavyzdžiui, santykiai neatsistatys. Taip yra. Ar ne taip? Taip yra. Ir jei kas iš jūsų mano, 26 eilutė, esąs pamaldus ir nepažabojo savo liežuvio, bet apgaudinėja savo širdį, to pamaldumas tuščias. Aš tarnauju dar ir kalėjime, tai nesenai čia buvau šią savaitę, tai kai kalbėsi su broliais, kurie yra kalėjime, jie sako taip, tu bet ko, šiaip ne tik kalėjime, bet dabar išeitumėm į miestą ir paklaustumėm, ar jūs tikite Dievu, visi tiki šiaip. Šiaip visi tiki. Vienas brolis kalėjime, koks jis ten brolis, nežinau, kiek jis iš tikrųjų yra brolis, bet kai jisai sako, aš tai Dievu tikiu, o kitas brolis jo klausia, sako, tai kodėl tu 7 kartą sėdi kalėjime? Suprantat? Kai mes gyvenam su Dievu, mūsų gyvenimas keičiasi. Amen. Keičiasi visų pirma dėl to, kad Dievas yra šventas, kad Dievas yra geras, kad Dievas yra mylintis, kad tu negali nepasikeisti, kai Dievas ateina į tavo gyvenimą ir į mano gyvenimą. Tu tiesiog nori keistis. Supranti, tau ir man tam tikri dalykai, ką Jokūbas čia ir kalba, sako, nenoriu būti suteršta šiuo pasauliu, saugoti paskutinės eilutė 27 paskutiniai žodžiai. Saugoti save nesuteršta šiuo pasauliu. Aš saugau save. Ar Dievas mane turi saugoti? Dievas saugo, Dievas rodo. Per ką jisai rodo? Per žodį. Negerk ten, pavyzdžiui, arba ten nepaleistuvak dar kažkokie tai dalykai. Tai Dievas jisai rodo, sako, nesusiterši to pasauliu. Nes kas yra pasaulis? Kūno geismas, akių geismas ir gyvenimo išdidumas. Jeigu mes galvojam, kad ten yra žolė žalesnė, tai mes labai klystam. Ten ne žolė, ten jinai džiūstanti žolė. Suprantat?
Ką? Nudažyta žaliai jo. Aš armijai, kai tarnavau, tai kai atvažiuodavo generolai, reikėdavo žolę dažyti. Nes jie turėjo matyti, kad viskas čia klesti. Žodžiu, absurdai. Ir žiūrėkit, kai aš skaitydavau šitą Jokūbo tą dalį, kurią mes dabar nagrinėjom ir žiūrim, man visą laiką būdavo klausimas, galvoju, prie ko čia tas liežuvis arba prie ko čia tie pavyzdžiai. Bet kaip ir minėjau, Jokūbas yra labai konkretus. Kame jo konkretumas? Jo konkretumas tai, kad jisai duoda praktinius pavyzdžius, kaip mes turime gyventi. Jei kas iš jūsų mano esąs pamaldus, čia visi pamaldus, ar ne tai? Čia nei viena nėra kitokio. Bet sako, nepažaboja savo liežuvio, bet apgaudinėja savo širdį, to pamaldumas tuščias. Veidmainystė, ar sutinka? Dėl ko Jėzus labai stipriai bardavo fariziejus ir rašto žinovus. Tai kad jie kalbėdavo vieną, darydavo visiškai kitaip. Jie tokie būdavo pamaldus, kad tu galvoji, kad angelas ant žemės čia nusileido. Taip atrodydavo. Bet iš tikrųjų Kristus tai jis matydavo jų širdis, matydavo jų gyvenimo būdą ir taip toliau, ir taip toliau. Taigi, žinot, kai mes įsižiūrim į tai, kas parašyta šventam rašte, tu vieną ir svarbų dalyką gali atrasti. Tai, ką aš dabar darau, dėl viešpaties, stengiuosi daryti ir taip toliau, jis man kalbėjo maždaug prieš 20 ar 25 metus. Tarnausiu, pamokslausiu. Žinot, aš niekada savęs neįsivaizdavau pamokslininku, niekada. Man tai iš vis buvo kažkoks tai. Aš buvau uždaras gana žmogus ir dabar neatimsi mikrofoną iš manęs, o anksčiau tai man būdavo tikrai sunku pasisakyti. O Dievas, kai jisai nusprendžia kažką padaryti, jis paima išsirenka tą, kuris nemoka, nesugeba, bet jam reikia mūsų širdžių, ar ne taip? Ir jeigu širdis tą paklūsta, jeigu širdis sako, taip, aš noriu tai daryti viešpatie dėl tavęs. Ne dėl to, kad reikia, bet dėl to, kad tu mane pirmas pamilai. Visada yra lengviau mylėti tą, kuris tave myli. Ar sutinkat? Tai va Dievo žodis mums, kaip sako Jono, pavyzdžiui, laiške, pirmame Jono laiške, sako, kad jis pirmas mus pamilo ir jis pirmas mus pamilo. Ir man dėl to yra lengva įmylėti, nes jis mane myli. Yra visada sunkiau mylėti savo priešą, kuris tavęs nekenčia. Taip yra. Ar ne taip? Tai aš apie priešus jau nekalbu. Ja. Kai kitų priešų mes čia dar turim 10-metį kultaisim. Ir sako, apgaudinėja savo širdį, sako, nepažaboja savo liežuvio. Jeigu norit apie liežuvį paskaityti arba paklausyti, Riešės krikščionis galit nueiti į Facebook'e, ten yra mano pamokslas apie 3 skyrių, apie liežuvį. Ir jis būtent Jokūbo pirmas laiškas, 3 skyrius apie liežuvį labai daug rašo. Sako taip, pavyzdžiui, liežuvis yra mažas narys, bet gyrėsi didžiais dalykais. Pastebėjot, kad jis be kaulo yra? Ir jeigu tu jam leisi, jis kalbės, jis svarbiausia nepavargsta žaltys. Nepavargsta. Jis kalba ir taip toliau. Žiūrėkite, kokia maža ugnelė padega didžiausia gyrė. Ir liežuvis yra ugnis nedorybės pasaulis. Liežuvis yra vienas iš mūsų narių, kuris suteršia visą kūną, padega gyvenimo eigą, pats pragaro padegtas. Ir taip toliau. Tai va, žiūrėkit, sako, kuris nepažaboja savo liežuvio. Jeigu aš negaliu pažaboti savo liežuvio, tai ką aš galiu tada? Sunku. Iš vienos pusės taip sunku, bet Dievas jis visada gali padėti. Bet iš tos pusės čia yra broliai sesės mano sprendimas. Mano sprendimas. Jokūbas rašo apie tai, kad tu ir aš turim pažaboti savo liežuvį, nes priešingų atveju mes apgaudinėjam save. Taip yra. Dievo įstatymas nenustoja atspindėti jo šventos valios ir jo reikalavimų mūsų gyvenimui. Jame yra visos tiesos ir nurodymai, kurių mums reikia dievotumui. Tikrai neatkeisti 10 Dievo įsakymų. Ar sutinkat? Jie neatkeisti. Tik tai viešpats dar pakelia kartelę. Ar ne taip?
Žinot, ką žmonės mėgsta? Kodėl religija yra tokia patraukli? Todėl, kad už nieką atsakyti nereikia. Ar taip? Tu neatsakai. Tu nusipirki kokią indulgenciją arba į priekį pasimeldi, žinai. Šiandien ar vakar skaičiau ten apie Navickienę šitą ministrę, kuri atsistatydino. Ten dar neperskaičiau straipsnį, bet sako, jinai nusipirko indulgenciją, žodžiu, už savo visus tos reikaliukus. Ir kartais ir krikščionės taip elgėsi, žodžiu, jie į priekį net pasako viešpatie. Aišku, Dovydas taip meldžiasi, sako viešpatie pastatyk prie mano burnos, prie mano lūpų sargą pastatyk, kad aš be reikalo nekalbėčiau žodžių, kurie tave žeidžia, kurie galbūt žeidžia kitus žmonės. Tai yra pastangos, ar ne taip? Aš stengiuosi, taip man ne visada pavyksta, taip aš suklystu, taip aš kartais ir net nusidedu ir taip toliau, bet viešpats mato mūsų širdis ir mato mūsų pastangas. Ir jeigu aš įdedu širdį į savo pastangą, į tas pastangas, su Dievo pagalba mes tuos dalykus galim įgyvendinti, ar ne taip? Mes galim gyventi taip, kaip Dievo žodis mus ir mokina. Galite dar biškį? Ar jau kada baigti reikia? Gerai. Joninės, tai viskas iki vakaro, ačiū. Gerai, aš juokauju. Žiūrėkit, 27 eilutę, pažiūrėkim paskutinę. Tyras ir nesuteptas pamaldumas prieš Dievą ir Tėvą yra lankyti našlaičius ir našlės jų sielvartę ir saugoti save nesuterštą šio pasauliu. Tai buvo rašomas Jokūbo laiškas, kai Jokūbas jis rašė šitos dalykus toj pirmoje bažnyčioje. Mes žinom, kad jis buvo pirmasis kankinys dėl Kristaus, kad jisai buvo ganytojas Jeruzalės ir kaip mes dabar sakom, pastorius. Ir tuo metu buvo tikrai nemažai našlaičių ir našlių. Ir šitą pavyzdį iš ne šiaip duoda, žinai, kad mums parašyti į priekį. Žinot, gal mes šiandien savo tarpę nesusidurėm, pavyzdžiui, mes savo tarpę bažnyčiai labai susidurėm. Todėl, kad kadangi šefuojam ukrainiečių vaikus, tai ten, kai kas antras vaikas greičiausiai yra našlaitis arba netekęs tėvo, nesenai prieš 2 savaitės vienas vaikas, jo tėvas žuvo kare 33 metų. Ir mes tikrai matom tos dalykus ir susidurėm su našlėm, su 2 sesės, kurios lanko ukrainietės mūsų bažnyčia, jos yra našlės. Ta prasme, kad Jokūbas jis ne šiaip kalba ir tuo metu irgi buvo našlių, buvo našlaičių ir kaip aš esu minėjęs pradžioje, kad iš tikrųjų mes galvojame apie tos didelius dalykus. O yra paprasti maži dalykai, kur mes galim pasitarnauti Dievo šloviai. Nes viešpats rūpinasi tais, kurie patys savimi negali pasirūpinti. Ar sutinka? Štai kodėl būtų faina eiti į vaikų namus, štai kodėl tarnaujame vaikams, kurie neturi tėvų, štai kodėl turim rūpintis našlėmis. Ir aišku, našlės būna įvairios. Taip, Paulius Timotiejus, jis sako, žiūrėk, kokia turėtų būti našlė. Aišku, ir liežuvį pažaboti, ir žodžiu, negeidulių vedama ir taip toliau, ir taip toliau. Tai mes kartais, ir aš kartais ieškau tų didesnių dalykų, bet iš tikrųjų yra paprasti dalykai, kuriuos mes paklusdami viešpačiui galim atlikti ir viešpačiui tai patinka. Ir tai yra svarbiausia. Ir tada tu jautiesi tikrai padaręs tai, ką viešpas tave prašo. Ar taip? Ir sako, geras tarnas. Duosiu tau palaiminimą, duosiu tau. Ir taip toliau. Ir paskutinis jisai sako taip, ir saugoti save nesuterštą šiuo pasauliu. Mes gyvenam šiam pasauliu, ar taip? Kuris yra pilnas geidulių, pilnas geismų, pilnas visokiausių blogybių, nuodėmės ir taip toliau, ir taip toliau. Ir dabar dažnai mes skaitome šventam rašte tokį dalyką, pavyzdžiui, sakysim, budėkite, mes šiandien irgi girdėjom, budėkite, melskitės. Tos 5 mergaitės, kurios vienos turėjo prisipildžiusios indus, kitos neturėjo. Tai vienos buvo klausytojos, kurioms labai patiko Dievo žodis. Ne? O kitos buvo vis dėlto vykdytojos. Nes jos ruošėsi, nes ir vienos ir kitos jos ruošėsi kam? Atėjimui, jaunikio atėjimui, jos laukia.
Visos užmigo ir tos, ir kai jaunikis pasibeldė, žiūrėk, vienos turėjo to tepalo pasišviesti kelią ir taip toliau ir nueiti pas savo jaunikį. O kitos neturėjo, kitos nubėgo pirkti, bet durys buvo užtrenktos ir jos negalėjo įeiti. Negalėjo ateiti pas jaunikį. Ir čia yra tas toks perspėjimas mūsų Viešpaties, kad iš tikrųjų mes turim budėti. Mes turim saugoti save, nesusiteršti šiuo pasauliu. Ir tai nėra paprasta, broliai sesės. Ar sutinka? Tai nėra paprasta. Bet iš kitos pusės yra paprasta, žinot kodėl? Todėl, kad jeigu tu, kaip sesė šiandien kalbėjo, kad jeigu tu gyveni su Dievu, tau neberūpi tie dalykai. Tave gali jie gundyti, suprantat? Tave gali, žiūrėk, tu šito neturi, o tavo kaimynas turi. Arba tu dar neatostogavai per paskutinius 15 metų, kur Kiprė ten ar Turkijoje, o šitas jau 5 kartus buvo nuvažiavęs. Ateis ir tavo laikas, ir mano laikas. Amen. Ateis. Ir Viešpats palaimins taip, kad, žinai, kaip mano sesuo pasakoja, sako, žinai, jų vienas kaimynas, jis buvo nepaprastai darbštus, jisai dirbo ten ir šeštadieniais, ir sekmadieniais, žodžiu, ir tikrai jis ten turėjo ir to, ir ano, ir trečio. Ir nusprendė, žodžiu, vieną vasarą nuvažiuoti ten į šiltuosius kraštus. Ir šoko į jūrą, buvo karšta, matyto vanduo šaltesnis ir širdies smūgį gavo ir mirė. Ir sako, man toks buvo šokas, mano sesuo pasako, sako, tu pažinojai žmogų ir jos taiga nebėra. Ir sako, tas gyvenimas, mes nežinom, kas rytoj laukia mūsų. Ar sutinkat? Ir norėtųsi, kai Viešpas ateis, atsistoti ir žiūrėti jam ir sakyti, Viešpatie, taip, aš bent jau stengiausi. Amen. Aš norėjau būti žodžio vykdytoju, taip, man ne visada pavykdavo, taip, ne viską aš galbūt padariau tai, ką tu mane prašėjai arba kvietei padaryti, bet aš stengiausi, Viešpatie. Saugojau save ir žiūrėkit, ir saugoti save, saugoti. Čia kalba apie tai, kad aš turiu saugoti save nesuterštą šiuo pasauliu. Iš tas pasaulis, jis turi daug įtakos, tu įsijungi televizorių, reklamos visokios eina, visokie pagundimai eina, tas, anas, trečias, penktas. Ir jeigu tu tik tai, aš esu pastebėjęs, jeigu tik biškį atsipalaiduoji ten, žinai, nuleidi savo biškį ten, jau tu žiūrėk tave kabina, supranti. Galvoju, nesupratau, lyg tai su Dievu gyvenu, bet nekabina kažkodėl. Vat dėja, tai bus iki gyvenimo galo. Ar sutinkat? Taip yra. Jėzų atakavo velnias iki pat galo. Getsemanės sode jisai meldėsi kokią maldą, jis meldėsi 2 maldom. Pirma malda buvo Viešpatie, jeigu gali patraukti nuo manęs šitą taurę. Tai sakysim, net kai kurie autoriai sako, kad čia kaip yra dieviškumas ir žmogiškumas ir dieviškumas. Tačiau antroji maldoje jis jau sako, Viešpatie, ne mano, bet tavo valia. Ir tada eina ant kryžiaus, mokiniai tuo metu saldžiai miega, o jisai jiems sako, budėkite ir melskitės, kad nepakliūtumėte į pagundimą, kad nepakliūtumėte į tuos dalykus. Štai kodėl malda yra žodžio vykdymas. Vienas iš žodžio vykdymų. Melskitės. Ir prisimenu, kai galėčiau čia liūdėti, kadangi Jonės rytoj, tai paliūdėsiu. Gerai. Prisimenu, kai įtikėjau, pirmas dalykas, ko Viešpats manęs paprašė, labai aiškiai žinojau. Sako, pradėk melstis su savo šeimą, už giminę savo artimuosius. Kodėl aš iš karto? Kodėl aš čia turiu tai daryti? Ir gavau tokį atsakymą. Aš kai paskui peranalizavau savo gyvenimą, mano močiutė buvo katalikė ir jinai mane kažkiek su Dievu supažindino, bet kokį dalyką išmokino melstis. Ir aš visas vasaras, aš ne vienoj pionierių stovykloje nesu buvęs. Visas vasaras 3 mėnesius praleisdavau pas močiutę. Kiekvieną vakarą nuo 7 iki 8 mes ant kelių melsdavomės. Paaugliui tai čia yra kažkas tokio košmariško. Bet suprantat, bet kadangi jinai mane tiek mylėjo, turėjo tik tai dukrą, mano mamą, kadangi jinai mane tiek mylėjo, tai šitą meilę mane tiek pavergė, kad man nebuvo sunku atsiklaupti. Ir melsis kartu, aišku, ten ir Tėve mūsų, ir Sveika Marijas mes ten melsdavomės, bet tai tapo man įpročiu. Ir kai žinai, tam tikri dalykai tau tampa įpročiu, tau nesunku paskui juos daryti. Ar sutinki?
Sunku ateiti į bažnyčią, nesunku ateiti patarnauti, ten dulkes pravalyti, ten, nežinau, pasimelsti, dar kažkokius tai dalykus. Ir aš gaunu tokį iš viešpatės, eik melskis, nu okei, gerai. Žinot, aš prisimenu toks įdomus dalykas, kai mes įtikėjom, mes mažai klausimų užduodavom, mes eidom ir darydom. Prisimeni? Pasakė pastorius, mes einam ir darom. Dabar, ar tiesą jis pasakė? Reikia pažiūrėti pagal Dievo žodį, dar net patikrinti. Jo ganytojas tave nori ant tolų nuvesti, žinai, kad tu ten badautum. Nu tikrai ne. Jisai rūpinasi mūsų sielomis, ne? Mes turim ganytojus ir aš pats esu ganytojas, tai aš žinau, ką tai reiškia. Aš turiu pamaitinti avis. Mes turime iš Dievo žodžių pamaitinti. Nes avis biški kvailokos yra. Žinai. Mačiau vieną Facebook'e tokią nuotrauką, žinai. Avis, žodžiu, toks didelis kanalas. Yra visi kritusi į tą kanalą, žinai. Prieina šitas piemuo, ištraukia tą avį ir pastato ant kelio. Jinai vėl bėga. Jinai bėga ir vėl į tą patį kanalą įkrenta. Žodžiu, tokios yra avys. Čia aišku, ne apie Alytų, čia apie Riešę daugiau kalba. Suprantat. Ir kas to pasiekoje vyko, žiūrėkit, aš pradėjau melstis. Sakau, viešpatie, tu įdėjai mano širdį, aš pradėjau melstis ir po 6 mėnesių mano sesuo įtikė, po 1,5 metų mano mama, jinai katalikai yra, bet tikrai žinau, kad gyvai tikintis žmogus, nes ir šventą raštą skaito ir meldžiasi. Žodžiu, tu gali suprasti pagal tam tikrus dalykus, kad, ir tai mes žiūrėjom filmą apie Jėzus, mačiau, kaip jinai, tiesiog tai kažkaip tai atkreipiau dėmesį, kai Jėzų ta nukryžiavimo scena, žmogus žiūri ir verkia, žinai, tu neverksi šiaip, ne. O už tėtį reikėjo melstis 19 metų. Ir tėtis įtikėjo mano 5 dienos iki mirties, bet ačiū Dievui, kad žinau, kad tikrai yra danguje. Ką aš noriu to pasakyti, kad ne visada būna lengva įvykdyti tai, ką viešpats prašo. Bet aš geriau būsiu tas, kuris bent jau bando, bent jau pabando. Nesenai mes prie namą stoginę statėm ir terasą darėm. Ir aš toks sekavas, einu ir klausiu tų meistrų, sakau, kaip čia darosi tas ir tas dalykas, o jis man sako, darimo būdu viskas darosi. Ta prasme, kad tu darai, tu vykdai, tu ne tik klausai, žinai, bet tu eini ir darai, sako, prisuksim ten, viskas darimo būdu pasidarys. Sakau, supratau, labai geras šitoks pastebėjimas. Tai va, broliai sesė, šiandien toks žodis yra ir tikrai viešpats te laimina kiekvieną ir nepasmerkimui, bet tam iš tikrųjų, kad mes pamatytumėm, kad viešpats kviečia būti mūsų savo mokiniais, bet mokiniais tampama tada, kai aš esu vykdytojas. Ar sutinka? Kai aš vykdau tai, ką viešpats kalba. Žinot, kartais žmonės meldžiasi ir sako, viešpatie, kodėl tu man neatsakėjai į maldą, aš net ir ašarą vieną kitą net nubraukiau ir ten net pasnikavau dėl tavęs ir kodėl tu man neatsakėjai. O prisimenat, ką jisai kalno pamoksle kalba žmogui, kuris eina pas Dievą nešdamas auką, ką jisai sako. Jis prisiminė staiga, kad jisai su broliu turi problemų, turi santykių problemų. Sako, eik su juo susitaikyk ir atnešk tada man auką. Kad tu juokauji? Aš negaliu pažiūrėti šitą žmogų. Bet ar tu ir aš manom, kad Dievas priims tokią auką? Jis niekada nepriims tokios aukos. Todėl, kad aš nesu susitvarkęs santykius su kitais. Taip yra. Dėl to ir sako, mylėk viešpatį ir mylėk savo artimą. Matot, kaip yra. Ir jeigu aš nemyliu savo artimo, jeigu aš negaliu pažiūrėti arba nelaimė kažkokia atsitinka, negaliu padėti jam ar nepadedu, tai ta mano krikščionybė tokia yra, aš neįsivaizduoju, kas čia per krikščionybė tada. Čia aišku ne Alytui, jūs suprantat. Ja? Čia tikriečiai. Tai.